tikėjais, kad bus viskas taip? Sunku. Ne, pergalės tai kiekvieną mačą, kada einu žaisti, tikėsiu išlošti. Bet šiandien puikiai žaidžiau, manau. Praktiškai irgi labai gerai žaidžiau, neblogai servavau. Ir visai neblogai gavus. Iš šalies atrodė, kad pats esi toks pakankamai atsipalaidavęs ir žaidi savo žaidimą, o varžovas toks lygiai įsitempęs ir man ten ranketės trenkė. Ar taip iš tikrųjų buvo, kad čia psichologiškai galbūt buvo tokie dvikovą laimėti? Aš taip tikrai nebuvau nei susikaustęs, nei atsipalaidavęs žaidžiau tik tai. O jisai tai buvo truputį gal nervuotas, nes ir raketas laužė. Tai čia jau jo reikia klausti, kaip jis buvo. Nustebino, kad pasibaigė taip viskas pakankamai lengvai, iš tikrųjų, bent žiūrint rezultatą. Šiaip tai taip lengvai, tai tikrai nesitikėjau, bet... Kas toliau? Čia bet nenorėjau pridėti, bet šiaip tai tikrai nesitikėjau taip lengvai išlošti. Galvau, bus daug sunkiau. O dėl rytdienos, kaip dabar bus be tų mačai? Turit kažkokią strategiją, taktiką susigalvojat? Nežinau, treneris pastatė žaisti mane su Dovydu, tai nežinau ar keis ar ne, rytoj sužinosim rytą. Žiūrėjai, kaip šitas, jeigu žiūrėjai, kokį paliko įspūdį būsimas varžovas, Džeimsas Madų? Neblogas, manau, tikrai žaidžiau aš prieš 4 mėnesius, buvau žaidęs, sulaimėjęs 6-2, bet manau, kad tikrai jisai daug pagerino savo žaidimą ir šiandien prieš čia labai puikų mačą sužaidė, tai nebus lengva. Kaip tau danga? Patinka, greita visai, pripratau, biškį reikėjo laiko, kad priprasti, bet dabar tai gerai. Nes kartais taip ir atrodė, kad užvaikiai nailon. O šiaip tai man greitas dangos prie širdies patinka. Tai ar saldus revanšas buvo? Neblogas, gal dar geresnė pergalė, nes už Lietuvą laimėjo mane. O aistruolių palaikymas leidžia jaustis kaip namie? Buvo labai puikus. Tikrai fanai net nesijautė, kad žaistume išvykoje, nes manau, kad tikrai daugiau rėkoje nei goje. Ačiū. Ačiū. Ačiū.